Kauno eglutė tai iš tikrųjų tikrai labai graži. Man tai gal nelabai patinka, nebent kokiam, nežinau, tualete pasipurkšti. Jie kainavo po 5 eurus, tai dabar reikės eit kakavą gerti. Sveiki, sveikinuosi dar savo vienam naujam video. Tai visų pirmiausia norėčiau pasveikinti, kad atėjo pagaliau gruodis. Nežinau kaip jums, bet man gruodžio mėnuo su metais kuo toliau to labiau patinka ir ypač šiemet kažkokia labai jau man šventinė nuotaika yra ir aš labai laukiu gruodžio ir to advento viso. Tai tikiuosi, kad ir jūs laukit ir pagaliau sulaukim ir galėsim mėgautis, nors iš tikrųjų gruodžio mėnuo visiems yra labai ir darbymetis ir panašiai, likimas, dovanų pirkimas ir taip toliau, bet to pačiu tas visas nuovargis ir kelia labai didelį džiaugsmą. Aš irgi dabar grįžau iš sporto salės, eisiu susiplakti protein kokteiliuką, kur anąkart rodžiau tą šokoladinį, tai jisai man tikrai patiko. Tai galiu dar kartą parodyti, va šitas iš MR Biceps, tai tikrai rekomenduoju. Gal man šiek tiek skanesnis buvo sūrios karamelės, nes aš šiaip labiau mėgstu sūrią karamelę nei šokoladą, bet šitas irgi labai patiko. Dabar varysiu pasigaminti tinginį, nes vienas skaniausių mano desertų ir jo gal ir keistai skamba, kad po sporto salės einu tinginį daryti, bet taip jau yra, aš gyvenu tarp tokio balanso, kad noriu savo ir leisti pasimėgauti skanių maistu, nes maistas tai, nežinau, man lyg dievo atradimas didžiausias ir nebūtina valgyti ten visko iš karto daug, tai prie kavos per arbatos pasimėgauti, manau, kiekvienas galim sau tai leisti. Šiandien vakare dar planuojame eglutę pasipuošti, nes pagal planą ir buvo gruodžio 1 puošti, tai tikiuosi, kad pavyks ir nepersigalvosim, ar šiaip kažkas nenutiks, kad bus aina tai kitą dieną. Tai nežinau, gal eigą šiek tiek parodysiu ir susitiksim vėliau. Pas mus įvyko oficialus eglutės įžiebimas, tai kaip ir labai jau norėjau, tai gruodžio 1 ir pasipuošėm. Tai šiaip šita eglutė tokia pagyvenus, sakyčiau, neblogai yra, nes jinai gal kokie 5-6 metai, tai jau tokia visko mačius, kaip sakant. Bet nežinau, man jinai patinka, man jinai miela ir gal kokiais metais reiks atsinaujinti, bet kol kas tai dar šiemet tai jau tikrai bus gerai. Ir iškart pasipuošusi eglutę, iškart namuose dar labiau jauku, nes tos lemputės labai prideda to jaukumo ir atrodo, aš dar labiau laukiu tų kalėdų. Nors ir šiaip šiemet, kaip ir minėjau, kad ypatingai kažkaip laukiu, o dabar dar labiau ir dar kai turiu advento kalendorių, tai atrodo, kad iš viso žiauriai laukiu, kad va kiekvieną rytą išplėšti ant po tą dovanėlę. Ir nežinau, šiaip aš tas dovanėlės jums parodysiu, bet gal sugrupuotum ten, nežinau, po 2, po 4 ar panašiai, nes tą patį traukimą ir žiūrėjimą dovanėlį norisi kažkaip savo pasilikti ir kad pasimėgaut grinai savo, o ten tos produktus ir panašiai, ką gausiu, tai apžvelgsiu paskui. Apskritai man kalėdos tai yra grinai šeimos šventė, jaukumo šventė, kai susirenka mylimiausi žmonės arba tu pas juos nuvažiuoji ir pabūni, tai nežinau, man kalėdos nėra dovanos, man grinai yra apie meilę ir apie artimus žmonės. Tai šiandien tiek, o rytoj važiuosim tikriausiai iki miesto eglutės pasižiūrėti, nes jau 1 gruodžio savaitė praėjo, jau 1 savaitė praėjo, kaip eglutė papuošta ir mes dar nebuvom. Tai tikiuosi, kad nelis lietus koks nepustys ir galėsim, tai gal kažką ir ten pafilmuosiu. Vakarykštis mano gamintas tinginys, gal jisai per kamerą ir nelabai kaip atrodo, bet būna labai skanus, nors aš dar jo neragavau, bet jau kadangi ne 1 kartą darau, tai tikrai galiu rekomenduoti. Aš tą tinginį darau labai paprastai, tai pakelis sviesto, 2 gaidelės sausainių pakeliai ir rududų ir dar į masę 1 atvirkščių šokoladuką tiesiog supjaustų smulkiai ir įmaišau, kas irgi labai priduoda skonį, ir taip pat 1 šokoladuką ant viršaus, tai taip pat supjaustau ir taip pat aš visada laikau tinginį šaldyklėje, nes nežinau, man daug skaniau, kai jisai toks labai jau tvirtas būna, nes šaldytuve jisai nėra toks jau labai maks, kaip man patinka. Tai nežinau, jeigu nebandė, tai galite pabandyti, nes toks ir labai paprastas receptas ir su tais Twix šokoladukais labai pagyvina ir pakeičia skonį. Tai čia galima sakyti kaip koks Twix tinginys. Kaip ir minėjau, kad parodysiu po keletą dovanėlių iš advento kalendoriaus, ką gavau, nors iš tikrųjų tą kalendorių tai labai daug kas turi, kas mane šiaip ir nustebino iš vienos pusės, nes kažkaip atrodo, kai šiais laikais toks platus asortimentas visų kalendorių, tai negal galvau, kad taip daugelis moterų į vieną susiplaks, bet iš kitos pusės nenustebino, nes tikrai labai geras jo asortimentas, kaip čia pasakyti, jo produktai viduje, kaip aš galvau, tai taip ir iš tikrųjų, nes ir jie ir
nemaži yra, tai didoki, nors dar tik 2 dienos praėjo, bet, nu, šiaip patiko pakuotės, tai gruodžio 1 gavau va tokį va kremuką, tai čia veido kremas, aš dar jo nebandžiau, tai reikės pabandyti, bet irgi reikės bandyti, gal kai nelabai kur eit reikia, arba tiesiog, kadangi mano veido oda yra labai jautri, tai aš būna tiesiog naują produktą vos va čia kažkur pasitepiu, tiesiog taškiuką tokį ir žiūriu, kaip reaguoja, ar manęs nealergizuoja tas produktas. Tai šiaip labai tikrai patiko pakuotė tokia. Taip pat šiandien gavau, tai gruodžio 2, tai čia plaukų šampūnas, kas irgi nustebino, kad šiaip tikrai ganėtinai didelė pakuotė, kaip iš tokio biudžetinio kalendoriaus, tai irgi bus labai įdomu pabandyti, tai čia su keratinu ir su kokosų aliejumi. Irgi reikės šiaip bandyti tada, kai reikės niekur neįsiu, nes irgi mano plaukai šiaip iš savęs labai sausi, nes kadangi aš šviesinu savo plauką, man labai daug šampūnų netinka ir šiaip apskritai man labai daug pleiskų randasi nuo netinkamų produktų, o aš šiaip naudoju labai paprastą šampūną, tai Elvital tą raudoną ir balzamą jų. Ir šiaip jisai toks, nu, biudžetinis variantas, bet nežinau, man jisai daug geriau nei tie brangus, nes man šiaip, nu, nežinau, vienintelis šampūnas, kur mažina pleiskanas ir kur tikrai tinka, atrodo, mano plaukai, tai irgi reikės kažkada išbandyti ir lauksim, ką rytoj ir kitos dienos atneš. Varysim prie miesto eglutės, tai aš apsirengiau grinai, kai koks svogūnas, tuo aš jums parodysiu. Tai čia yra tiesiog maikė, juoda golfa, kuri irgi šiaip yra ganėtinai stora, taip pat labai storas megztinis ir nežinau, ką aš darysiu, kai bus minusinė temperatūra, nes dabar yra +3, bet nežinau, šiaip tokia drėgmė jaučiasi, nes kadangi sniegas ištirpo, tai iš ryto buvau, tai nukrinai tokia drėgmė, tai buvo šaltoka, dar plus vėjas buvo. Bet dar čia ne pabaiga, parodysiu, su kokiu šalku aš eisiu. Dar užsidėjau ir kepurę, nes aš kadangi šiaip, kai su striukėm daugiausiai vaikštų, visos turi kapišoną, o šitie kailinukai neturi. O su kailinukais norisi, tai užsidėjau kepurę, kad tikrai nesušalčiau, nes šiaip su kapišonais vaikštau, jeigu šalta būna. Tai nežinau, tokio storumo šalkas, realiai apsirengiau kai prie -25, bet nežinau, tikiuosi žmonės nenušaus manęs ir, žodžiu, lekiam. Nežinau kaip jums, bet man Kauno eglutė tai iš tikrųjų tikrai labai graži. Per nuotraukas neatrodydavo taip, bet kaip realiai, tai nežinau, tokia jauki tikrai ir graži, nors daugelis skeptiškai vertina, bet man tai labai patiko ir nežinau, kiek čia manęs matosi, nes yra ganėtinai tamsu, bet tikiuosi kažką matot. Tik šiaip minusas, kad oras toks visai nekalėdiškas ir dabar dar labiau pradėjo tokia didesnė dulksna krist, tai šiaip norėtųsi sniego prie eglutės, bet tikiuosi, kad per gruodžio mėnesį dar jo turėsim ir reikės dar atvaryti čia, kai sniego bus, nes dar labiau tą atmosferą fainę sukurti, bet ir dabar nežinau, aš su kiekvieną dieną vis labiau švenčių laukiu ir greičiau jos ateiti. Buvau užliekusi iki Taigerio, tai žiauriai gražių padėlį, ten visokių yra, tai pasiėmiau va tokį, kur labai toks mielas, nežinau, tokiai kakavai su zefiriukais.
Ir kitas va toks, tai tiesiog su eglutė, šitas šiek tiek mažesnis, bet irgi žiauriai fainas, tai jie kainavo po 5 eurus, tai dabar reikės eit kakavą gerti. Ir šiaip Tigerį visada labai pilna visokių kalėdinių nekučių, kur galima ir prie dovanėlių pridėti. Ir dar šiaip begalinis pasirinkimas visokių padėlių, tai buvo sunku ką išsirinkti, bet šitie labiausiai kažkaip patiko. Tai tikrai labai rekomenduoju apsižvalgyti, jeigu kažkas dar neturi kažkokios prie dovanėlės, smulkmenėlės, tai ten, manau, tikrai rasit. Buvau nuvariusi iki Akro ir pasiėmiau kamerą specialiai, sakau, kažką gal parodysiu ir jums, pafilmuosiu, bet žmonių tiek daug, faktas, aš nebuvau pati protingiausia, kad variau šeštadienį apie 12 dienos ten 1, tai nėra ko tikėtis, kad gruodžio mėnesį įpusėjus jau galima sakyti nebus žmonių, bet šiaip labai faina mugė ten yra ir tos kainos iš tikrųjų gan adekvačios, tai nusipirkau prie dovanėlio dar ką įdėti, tai nežinau, šiaip pakankamai užskaitau tą apsipirkimą, bet labai gaila, kad nepavyko nieko parodyti, bet ką jau padarysiu, įsitraukiu kamerą lauke, kad bent jau būtų kitoj aplinkoj, kad kalbėčiau, kad nebūtų nuobodu žiūrėti, o dabar varau namo ir tai tiek. Kaip ir žadėjau, tai stengsiuosi parodyti, ką išsitraukiu iš advento kalendoriaus, tai nežinau iš tikrųjų pagal eiliškumą, tik atsimenu, kad šiandien kas paskutinis buvo. Pradėsiu nuo šito, man atrodo šitas lūpdažis ir buvo 3 dieną, tai aš jau jį pradariau, buvau pasižiūrėjus. Tai va toks, nežinau, rožinė spalva su blizgučiais. Šiaip aš tokias spalvas ganėtinai mėgstu, bet nežinau, kaip tie blizgučiai atrodys, tai na, čia toks, nežinau, kiek matosi, bet toks labiau gal blizgantis, tai nežinau, šiaip įdomu, kaip atrodys ant lūpų, bet bus visai įdomu pabandyti. Tada yra tokia, pradžiai galvojau, kad čia kūno dulksna, bet čia yra tiesiog namų kvapiklis kažkoks. Aš jo dar neuošiau, tai prie jūsų ir reikia pasižiūrėti, koks šitas kvapas. Toks ganėtinai, nežinau, aštrus ar kaip čia pasakyti. Na, nežinau, iš tikrųjų primena gal vyrišką kvapą. Na, nežinau, man tai gal nelabai patinka, nebent kokiam, nežinau, tualete pasipurkšti ar kažkur, bet šiaip miegamajam ar virtuviai svetainiai, tai nežinau, nelabai norėčiau tokio kvapo jaust, nes jis yra aštrus, o ir šiaip toks faktas apie mane, kad aš nesikvepinu, nes mane nuo kvepalų pykina, nebent aš dar vis per tiek metų neatradus savo kvapo, nes šiaip man saldūs kvepalai patinka ir ypač jeigu aš pasikvepinu ir kažkur reikia važiuoti, tai aš nežinau, važiuojant, tai iš viso mane kažkaip net sutūsiu ir, man nepatinka, tai aš žinau, kad šitam kalendoriui irgi bus kažkokie kvepaliukai, tai labai gerai, kai yra jau įdėta, kad o gal draug patiks man tas kvapas ir pagaliau nepykins, bet tikriausiai, kad čia jau mano dalykai, kad mane visada nuo kvepalų pykina, kas šiaip yra gaila. Veido kaukė, tai nežinau, apie ją nėra ką pasakyti, tai tiesiog reikės pabandyti. Ir lūpų skrabas, tai irgi labai gerai. Aš jį jau išpakavau, bet dar nebuvau atsukus ir neuoščiau. Ai, čia va, jisai uždarytas. Šiaip atrodo grinai, kai saldainiai ar braškis kažkokius, tai bus įdomu, nežinau, kažkoks keistas jausmas, nes aš niekada neturėjau lūpų skrabą ir net nežinau iš tikrųjų, kaip jį tiksliai reikia naudoti, tai reikės pasižiūrėti ir pasidomėti, kaip jį naudoti, o gal bus labai gerai panaudojus, nes mano lūpas žiauriai sausos yra ir nežinau, visokius vazelinus bandau ir taip toliau, bet atrodo, man nieks nepadeda, o kai ateina žiemos periodas, tai iš viso man visur atplaišėja, čia atrodo tragiškai ir jeigu dar su lūpdažiu kažkokiu šiek tiek ryškesnių pasidažau, tai labai matos. Tai va, tokios mano dovanėlės iš to advento kalendoriaus, tai dar tik tais 6 dienas, dar ten tų dovanėlių yra belenkiek daug iš tikrųjų. Nežinau, ar pavyks visas parodyti, nes artėjant šventėm tai bus dar labiau įtemptas periodas, bet bus matyti. Ir dar ten tą dovanėlę, kur rodžiau pačią pirmą dieną, kur gavau, man atrodo, kad pirmą, tai kur veido kremas buvo, tai aš jį jau naudojau 3 kartus ir iš tikrųjų man visai patiko, nes to toks pojūtis labai švelnus veidas būna po jo ir ačiū Dievui manęs neišbėrė,
bet atsirado keletas spuogų, tai nežinau, ar čia sutapimai, kad prieš moteriškas dienas, ar nuo to kremo, tai nežinau, bet šiaip tai patiko, reikėtų panaudoti dar ir jeigu ką, tai nežinau, netgi gal ieškočiau nusipirkti, nes netgi tokia pridrikinta oda ganėtinai man padarė, nors net nežinau, ar jis drėkinamasis kremas, kažkaip nepaskaičiau. Šitą video filmavau, galima sakyti, savaitę laiko, o jeigu tiksliau 6 dienas ir tikiuosi nebus jisai labai, nežinau, išsimėtęs tie kadrai ir taip toliau, nes per savaitę laiko iš tikrųjų kartais būna, kad pamiršti, ką ten daleiskim pirmą dieną filmavai, nors stengiuosi kažkaip sudėlioti, kad būtų kuo aiškiau viskas ir nuosekliau, bet būna kartais visko. Tai tikiuosi, kad patiks, nepamirškit paspausti like, prenumeruoti mygtuką, paspauskit, jeigu patinka mano keliamas turinys ir mano keliami video. Ir parašykit kokį komentarą, nes komentarai iš viso labai mielas širdžiai ir labai džiaugiuosi, kad su laiku daugėja ir kas daugiau subscribinat, laikinat, pakomentuojat jau karts nuo karto, tai tikrai labai džiugina širdelę. Tai dėkoju dar kartą, kad žiūrit ir iki greito.